Aš šiaip labai džiaugiuosi, kad apskritai čia esu, tai man taip smagu. Šiaip išvažiuoti, taip 4 dienom vienai, be jokių vaikų ir be jokių namų ir be nieko, man čia yra kaip atostogos pasaulinio lygio. Pagalvojau, kas gali blogiausiai atsitikti, kas, nieko, Nes jau tiek toli nuėjom, iš tikrųjų, tikrai, jau tiek toli, jau vienas žingsnis beliko. Ko tau čia reikia? Atėjau padainuoti jums, kad išgirstumėte. Labai spalvinga, labai ryški. Matau, kad tau patinka iš tikrųjų dainuoti, tu nemeluoji, tau tinka scena. Aš tiesiog labai mėgaujuos to laiku, ką dabar turiu, man čia kaip visos tos šviesos, viskas man čia, wow. Vėl, švieski man vėl. Nes aš visą gyvenimą to norėjau. Visus YouTube'ės, viską superžiūrės ir visą laiką būdavo, ne, aš galėčiau geriau. Ne, pas mane visą laiką, pas mane kraujitas yra, man to reikia. Ta daina, kurią aš dainuosiu, tai yra tokia... Jinai šiaip atsirado pas mane, kur aš iš vis nesitikėjau, kad aš galėčiau, pavyzdžiui, lietuvišką dainą dainuoti. Nes aš tokia visą laiką angliškų mėgėja ir visa kita, bet ir man pačiai yra šiaip nuostaba, kad jinai lietuviška yra. Aš tai galvoju, kad aš turiu jausmą tą tokį, kad ne paviršiais pas mane yra. Toks, kad aš jau nebe 18 metų toks jausmas. Nes tą pačią dainą, kurią planuoju dainuoti, ten yra, tiesiog reikia papasakoti istoriją. Labą dieną. Urmin. Pavasarių alėjom ėjom su tavim, laimingai mes žydėjom raudonai. Paskui užslinko 3 blogi laikai, po to išėjo viskas pabaigon. Hei, ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.